Tai labas rytas. Daug kas norėjote, kad padaryčiau video apie stačiakampį gretasienį. Tai mes turėsime šiandien video apie stačiakampį gretasienį. Taip, tai yra tokia figūra, kaip matote. Mes naudosim pavyzdį šiandien šito arbatos pakelio. Čia bus mūsų šiandieninis stačiakampis gretasienis. Taip. Tai visų pirma, kokius duomenis turi stačiakampis gretasienis, kokią informaciją apie jį žinome. Tai žinome, galim žinoti jo matmenis. Matmenys yra ilgis, plotis ir aukštis. Mes galim užrašyti tiesiog ilgio skaičių kart pločio skaičių kart aukščio skaičių. Taip mes užrašome duomenis. Tai ilgis yra čionais, ilgis yra šita dalis, kuri arčiausiai mūsų. Tai galiu užrašyti ilgis. Plotis yra į platumą, kiek plačiai pakrypęs. Plotis. Ir žinoma, kiek kyla į viršų, mes turime aukštis. Tai yra 3 matmenys. Šiuo atveju tai mes turime 5 cm, 4 cm ir 8. Kaip kažkas manęs klausia, ar būtinai ilgis turi būti ilgiausias, ne, tai tiesiog taip, kaip mes tą figūrą matome. Jeigu mes šiuo atveju matome arbatos pakelį šitaip, tai ilgis, plotis, aukštis. Bet jeigu paversime šitai pakelį, tai bus ilgis, plotis, aukštis. Tai iš esmės, jūs žiūrime stačiakampį, tai klausimas tiesiog nuo kurio taško žiūrime. Ir šiuo atveju ilgis, plotis ir aukštis yra tik tam, kad suprastume, apie ką kalbame. Jeigu imtume bet kurią dalį, tai tada būtų sunku ieškoti ilgio, jeigu mes nežinom, kas yra ilgis. Tai va. Tai ilgis yra, kaip mes matome, ta arčiausia dalis, plotis tolyn ir aukštis į viršų. Puiku. Tai ką turi dar stačiakampis? Stačiakampis turi viršūnės. Tai viršūnės yra šitie kampai. Jie yra 8. Tai viršūnės, kaip galime jas rasti, tiesiog yra prie priešingoj pusėje esančių sienų, šitoj ir šitoj, tarkime, visi 4 kampai. Tai 1, 2, 3, 4 ir priešingoj sienai dar 4. Tai yra visi kampai, viršūnės, kurios yra stačiakampyje, prie priešingų kampų. Taip pat mes turime briaunas. Briaunos yra, kiek yra, turbūt atsimenat, visi yra 12. Taigi, briaunų yra 12. Ir realiai briaunos yra, jų ilgis atitinka matmenis. Tai jeigu mes turim briauną 4, 5 ir 8 cm, tai yra aukštį, plotį ir ilgį, tai mes turim tokias ir briaunas. Ir kadangi jų yra 3 skirtingi ilgiai, pločiai ir aukščiai, tai reiškia visų kartojasi po 4. Galim pažiūrėti. Aukščiai yra 4, 1, 2, 3, 4. Ilgiai yra 4, 1, 2, 3, 4 vienodi ir pločiai irgi 1, 2, 3, 4. Tai reiškia, jeigu į tą pačią pusę eina kraštinė, tai nėra tokio paties ilgio. Šita ir šita. Jos yra to paties ilgio, nes keliauja į tą pačią pusę. Puiku. Ir paskutinis dalykas, kurį mes įvardysime, tai yra sienos. Sienos yra kaip Rubiko kubike, kaip lošimo kauliuke, yra 6. Taigi yra 6 sienos ir iš viso, tada reklamuoja arbatą, bet ne. Taigi, sienos yra 6 ir šis yra 3 skirtingos sienos, skirtingo dydžio sienos. Sienos yra skirtingos 6, bet skirtingo dydžio yra 3. Tai reiškia, kad sienos, kurios yra priešingoj pusėje,
jos kartojasi. Nekartojasi, yra vienodos. Tai reiškia, mes turim sieną, skirtingose pusėse turi tą patį ilgį ir plotį, arba aukštį ir plotį, arba aukštį ir ilgį. Tai reiškia, jos yra vienodo dydžio. Tai jeigu mes žinome 3 sienas, tai mes taip pat galim žinoti ir kitas 3 sienas, kurios yra kitoj pusėj, kurių mes nematome. Jos yra visiškai vienodo dydžio kaip tos, kurias matome. Puiku. Ir jeigu mes judam toliau, mūsų paklaustų, kaip skaičiuoti paviršiaus plotą. Taigi, paviršiaus plotas, tai iš esmės mums tai reikia rasti visų šitų sienų plotus ir juos sudėti. Tai reiškia, kad mes turim rasti stačiakampių plotus. Ir iš esmės, kaip ir sakiau, sienos yra vienodos, priešingos, tai reiškia, mes turim tik 3 skirtingus stačiakampius. Tai šiuo atveju, jeigu mes turim tą mūsų šį stačiakampį, su kuriuo mes dirbame greta sienę, tai mes turime 3 skirtingas sienas. Tai šiuo atveju turime ilgis plotis, ilgis aukštis ir plotis aukštis. Tai va, kaip pastebėjote, mes galim vos net taisyklingai nubrėžti L raidę iš turimų sienų. Ir visų šitų sienų yra po 2, tai jeigu mes norime surasti mūsų stačiakampio paviršiaus plotą, mums užtenka tiesiog rasti šitų stačiakampio plotus ir padauginti iš 2. Čia bus daug dauginimo, taigi neišsigąskite. Taigi, pirmas stačiakampis yra 5 × 4. Taip, mes turime vieną plotą. Taip, mes plotą ieškom daugindami abi kraštinės. Tai šitas kart šitas mes gausime plotą. Taip, pridėkime kito stačiakampio plotą, tai yra 5 × 8. Taip, mes pridedam kitą plotą ir pridėkime paskutinį plotą, tai yra 8 × 4. 8 × 4. Taip. Ir mes visą šitą padauginam iš 2. Nes visų yra po 2. Jeigu norite pratęsti skaičiavimą, tiesiog pakartojat paskutinį skyrybą veiksmą ženklą. Tai jeigu čia lygu, mes perkeliam į čia lygu. Jeigu čia būtų pliusas, mes perkeltume pliusą į apačią. Žinome, kad tęsiasi. Tai va. Taigi mes vis dar pasirašykime 2 kart ir skaičiuokime mūsų plotus. Tai yra 5 × 4. Kiek yra? Yra 20. Plus 5 × 8. Kiek yra? Yra teisingai 40 ir 8 × 4 yra 32. Puiku. Ir mes galime dar persikelti, kad liktų vietos. Tai mes 2 dauginam. Čia galim rašyti taško prie skliaustus, jeigu vyksta daugybė. Nes skliaustai automatiškai, jeigu yra skaičius prieš skliaustus, tai daugina visus skliaustus. Daugina ne pirmą skaičių, bet visus skliaustus. Taip? Taip. Tai mes dauginam 2 kart ir sudėkime šitos skaičius. Tai bus 20 plus 40 tai yra 60 ir plus 32 tai yra 92. 92. Ir mes sudauginame ir gauname 184 centimetrus kvadratinius. Tai, nes ieškom ploto. Jeigu dauginam 5 cm × 8 cm, tai ir šitie susidaugina ir centimetrai susidaugina. Taip. Puiku. Tai mes, žinodami ilgį, plotį ir aukštį stačiakampio, galime rasti ir visą paviršiaus plotą. Labai gerai. Ir taip pat jums buvo uždaviniai,
kaip rasti juostelių ilgius. Kaip rasti juostelių ilgius, jeigu tarkime, stačiakampis ir šitas yra dovana. Ir įsivaizduokite, dabar aš iš karto papaišysiu, yra juostelė dovanos. Eina šitaip, tą pusę aprišom mūsų dovaną, taip. Nu ir aprišom, tarkime, taip geriau ar taip. Apriškime taip. Va, čia viengubio juostelė, tiesiog aš išiu, kad būtų storesnė. Puiku. Taigi, jums didysis klausimas. Kiek yra panaudota juostelės ilgio? Kiek mums reikės juostelės, kad tai rastume, paskaičiuotume? Ir mes matome 3 sienas, mes žinome, kad kitos 3 sienos kartojasi, taip? Ir juostelės panaudojimas vienoje sienoje, pavyzdžiui, čionais, atitinka šitą atstumą, kaip yra apačioj. Tai jeigu mes norime juostelę brėžti per plotį, tai žinom, kad tai yra 4 cm, kaip ir plotis. Šitoje vietoje mes turime ilgį ir aukštį ir mes žinom, kad juostelės reikės kiek yra ilgio ir kiek yra aukščio. O čionais mes irgi turime plotį, nes eina į tą pačią pusę. Tai yra kaip ir plotis. Dabar kai kurie iš jūsų šitą uždavinį sprendė taip, kad tiesiog sudėjo ilgį, plotį ir aukštį ir padaugino iš 2, nes kitoje pusėje yra irgi juostelės, tai labai neblogai, bet šiuo atveju mes matome, kad plotis yra 2 kartus panaudojamas vien šitoj dovanos pusėje. Aiškiai, kitoje pusėje bus panaudojamas dar kartą. Tai ką galite padaryti? Jūs galite tiesiog, yra keli būdai, galite arba kiekvienos sienos juostelės panaudojimą sudėti su kita, arba galite pačias juostelės skaičiuoti. Mes įsivaizduojame, šitą juostelę keliauja aplinkui ir kita juostelė keliauja aplinkui. Tai mes galim sudėti atskiras juostelės arba tiesiog iš karto visą arba sienomis. Nu, bet pabandykim sienomis, gerai? O po to juostelėms. Taigi, pirmas būdas yra sienomis, skaičiuosime, gerai. Būdas A. Taigi, mes turim priekinę sieną, tai mes turime jos ir ilgį, ir aukštį panaudotą juostelės. Tai mes sudėsime 5 plus 8, tai mes turim šitą, tai turime plotį. Tai pridėkime dar plus 4 ir turime šiandien irgi plotį ir pridėkime 4. Tai mes turime pirmą sieną, antrą, trečią sieną, 3 sienas ir mes viską padauginam iš 2, nes šiandien turim dar tiek pat sienų kitoje pusėje ir mes tiesiog matome, kad yra 5 plus 8 yra 13 ir plus 4 17, plus 4 21. Tai 2 kart 21 lygu 42. Paprasti centimetrai, tai nėra kvadratiniai. Arba kitas būdas, būdas B, mes skaičiuojam pačią juostelę. Tai mes žinom, kad šitą juostelę yra į aukštį 8 ir į plotį 2, tai yra 4, tai 8 plus 4, taip. Ir kita juostelė eina į šoną ir į ilgį ir į plotį, tai yra 5 plus 4. Ir vėlgi mes viską sudauginame iš 2, nes kartojasi tos pačios sienos. Tai mes turime 2 kart, galim surašyti 2 kart 12 plus 9, tai yra 2 kart 21 lygu 42 cm. Tai mes matome, kad galime ir taip rasti visų juostelių panaudojimą. Ir taip pat, jeigu mes matytume, kad atsiranda dar viena juostelė čionais, taip, jeigu yra 2 juostelėm tą pusę, mes taip pat arba čia pridedam dar vienos
Čia vienos juostelės dar ilgį apačioj, o čia skaičiuojam vėl sienomis. Tai kaip jums yra patogiau, abu būdai geri. Ir paskutinis dalykas, kurį šiandien dar pasikartosime, tai kaip mums rasti visų kraštinių ilgį. Taigi, pirma šito uždavinio dalis bus lengvesnė, antra bus truputį sunkesnė, bet irgi mes viską spręsime lengvai ir paprastai. Taigi, jeigu norim rasti visų šitų kraštinių ilgius ir pločius ir aukščius, tai yra visas kraštines, taigi mes paprasčiausiai sudedame ilgį, plotį ir aukštį. Ir kadangi žinom, kad visų kartojasi po 4, tai mes tiesiog padauginam iš 4. Tai šiuo atveju ilgis plus plotis tai 4 ir plus aukštis 8. Tai visus matmenis, matmenimis, kils klausimas, tai sunku žodis, bet jeigu prašys matmenų, tai yra ilgis, plotis ir aukštis, mes juos sudedame ir padauginame iš 4. Pradžioje galime gale rašyti kart 4. Tai va, ir mes gaunam kiek? 5 plus 4 yra 9, plus 8 yra 17. Tai mes galim rašyti 17 kart 4. Ir mes turim 68, jeigu aš neklystu. Galėsite pasitikrinti centimetrus. Taigi, mes turime tiesiog sudauginam iš 4. Bet buvo uždavinys jums kaip rasti trūkstamą ilgį, plotį arba aukštį, jeigu mes turime visų kraštinių sumą. Tai įsivaizduokime, kad mūsų visų kraštinių suma, mes čia tiesiog šitą uždavinį sprendėme, einam prie naujo uždavinio, mes žinome, kad visų kraštinių suma yra 80 cm. Taip? Ir mes žinome, kad ilgis yra lygus 8 cm, taip? O aukštis yra lygus 5 cm. Ir mes nežinom pločio. Tai ką daryti? Tai vėlgi, jeigu mes žinom visų 12 kraštinių ilgį, tai 80, žinom ilgį, aukštį, bet plotis mums yra klaustukas. Taip, klaustukas. Tai ką mes darome? Mes tiesiog turim atrasti šitą dalį. Jeigu mes norim atrasti šitą sumą ir iš jos galėsim rasti trūkstamą. Arba to pas mus trūksta. Tai tiesiog dalinam visų kraštinių, 12 kraštinių sumą, daliname iš 4, kaip čia dauginame iš 4, taip daliname iš 4 ir mes gaunam 20 ir 20 cm. Šiuo atveju yra ilgio, pločio ir aukščio suma. Tai tam, kad rastume plotį, mes turime iš ilgio, pločio ir aukščio atimti ilgį ir aukštį. Tai yra 20 minus 8 ir minus 5. Tai yra 7 centimetrai. Tai mes žinom, kad plotis yra 7 centimetrai. Taigi, taip mes ieškome trūkstamo ilgio, pločio arba aukščio. Ir viskas. Tiek apie stačiakampius, apie jų paviršiaus plotus, visus matmenis. Tai jeigu kils klausimų, rašykite. Ačiū Jums.